Kaip teisingai naudotis ChatGPT? Teisingai suformuoluotas klausimas padidina ChatGPT naudingumą net 80%. Šiame video pasidalinsiu su jumis, kokias technikas naudoja profesionalai, kad ir jūs galėtumėte pagerinti savo užklausų kokybę. Ir pirmasis patarimas yra, kuo tiksliau nurodyti, ką norite gauti. Kiekvieną kartą, kuriant užklausą, vadovaukitės paprasta užklausos struktūra. Tikslas, kontekstas, ko noriu iš GPT. Pavyzdžiui, gaminate veganiškus pyragus ir norite suplanuoti turinį savo Instagram paskyrai. Taigi tikslas būtų sukurti turinio strategiją mėnesiui, kontekste aprašome savo nišą ir nurodome, ką norime gauti. Per savaitę 7 postai, 7 reelsai ir po 3 stories kiekvieną dieną. Tik pažiūrėkite, kaip GPT pateikė mūsų planą, kuriame yra apjungti visi reikalavimai turiniui. Antroji svarbi technika yra kontekstas. Suteikus ChatGPT aišku kontekstą, galima drastiškai pagerinti jo atsakymus. Pavyzdžiui, Pythonas. Be konteksto ChatGPT negali žinoti, ar kalbate apie programavimo kalbą ar apie gyvatę. O jeigu pridėsime kontekstą, atsakymas bus be dviprasmybių. Kiekvieną užklausą galite personalizuoti. Jis gali tapti rinkodaros profesionalu, knygos rašytojų, kvantinės fizikos ekspertų ar net psichologų. Galite net pasakyti ChatGPT, kad veiktų kaip dvi personas, pavyzdžiui, rašytojas ir kritikas vienu metu. Šios personalizavimo technikos padaro GPT asmeniniu asistentu, kuris prisitaiko prie jūsų gyvenimo būdo, pomėgių ir mokymų. O jūsų raktas į sėkmę aiškiai išdėstyti savo lūkesčius ir nebijoti eksperimentuoti. Tai tik keli būdai, kaip galima pagerinti jūsų darbą. Įrašas buvo naudingas, nepamirškite prenumeruoti, palikti like ir komentuoti savo įžvalgas.